Na tai sveiki visi su jumis, aš DMDK, tai aš esu DMDK, ne DM. Na ir šiandien aš filmuoju naują video. Tikriausiai šiandien mes filmuosime vlogą su Mantu, bet dabar yra, kaip žinote, gal jūs nežinote, bet dabar yra ankstus rytas. 8 ryto. Pavadinimą užrašėm. Bet gerai, kad dar nesukūriau, nes nebuvo net padaryta niekas ten. Pavadinimas kaip ir užrašytas, difficulty normal, jo, normal bus. Sydą įrašom 2. Čia bilę kokį, net tokį braidžių nereikia. Tarkim, kad ir tokį man tas pats. Tai yra pirmas epizodas, epizodų survival bus 10. Arba kiek, nežinau, bet bus jų epizodų tai bus. Na, aišku, biškai pasikirsime dirbto. Kodėl aš sakau, kad pirmiausia pasikirsime dirbto, nes mums reikia dirbto dėl to, kad mes galėtume, pavyzdžiui, kur nors ten, kai eisime, maininsime, reikės pakilti. Tai aišku, ten resursų arba cobblestone, nes cobblestone tai gal taupysime, nes iš jo darysim gal šitus grindis. Na, žodžiu, sugalvosime kažką. Pirmiausia, mes gal pasistatysime tokį nedidelį namuką, paskui mes jo dydį kaip ir gerinsime. Na tai kol aš rinksiuosi resursus tokius pagrindinius, tai aš gal sustabdysiu. Na jo, tai turime kaip ir pagrindinius kaip ir resursus. Tai jo. Ir aš nemanyčiau, kad šitas arklys mums dabar bus naudingas, tai mes jį kaip ir galime užduoti. Vis tiek mes neturime nei bauno, nei nieko, bauną pasigaminti dar neturėsime. Odos neturime ir panašiai, o tų arklių galima susirasti daug. Na tai jo, dabar įsikertame savo crafting table ir galime kažkur paieškoti vietos, kur galėtume gyventi. Na, tai nebus paprasta tokia vietelė, tokia labai paprasta. Aš tokios nenoriu, aš noriu biškį geresnės. Pasikertame biškį medžio ir galėsime statytis namą čia kažkur, taip miškelį gražiai savo chatą. Savo. Na, kol kas gal ir užtektų pradžiai. Nes kaip medžio, tai mes turim perminę. Tai jo, gal pradžiai užtektų. Na, obuolys, okei. Maistu mes jau galime. Na, jo, maistu mes jau pasirūpinome, bet pastogę nepasirūpinome dar. Dar nepasirūpinome pilnai jokiais ten blokais, daiktais, bet jau maistu tai pasirūpiname. Problemų galima sakyti nebus. Šarvais nepasirūpiname. Va, tokia va čia bus prie kalniuko, tokia vietelė. Nedidelė, bet pasistatyti namą mums užteks. Tai jo, dabar aš sustabdysiu, kol aš pastatysiu tokią mažą chatą. Na, pačią formą, manau, jau gal ir padarėme, na, bet mes pačio namo dar kaip ir nepasistatėme. Jo, dar pats namas tai nėra pastatytas, dar mums gal reikia, jo, būtinai mums reikia dar medžio, nes pritrūko. Reikėjo man to nesigaminti. Matot, man prireikė ir dirto, nes buvo per maža ten vieta. Yra va vienas toks medelis, be miško būna.
Ten jau eglis prasideda, tai žinot. Pasimaininsim šį po medelį. Gal šitą dar įsimaninsime. Nenorėčiau dabar rasti airono, nes aš jau negalėčiau įsimaninti. Bet mes viškai reikia pasikaminimą įsikirsti kabulstauną paprasto. Na, torčiais mes jau pasirūpinome, dabar būsime šviesoje galėsime būti. Tai torčiai jau yra. Dėl to medžio tai nulėksime iki miško ir pasikirsime truputį. Tai štai. Šiaip turiu kastuvą. Nes tenai yra. Kad aš galiu šitą pikeksą greičiau išnaudoti. O Jėzau. Čia tai žinokit, mes dar negreitai leisime. O, aironą mačiau, matau aironą. Vienas blokas, 2 blokai airono. Sakau, mums reikia dirto, va. Mums būtinai reikėjo dirto. Daug reikia dirto. Dabar mes einam iki namų, palaukite. Mes susikrasinsime namą, aš ne namą, namai blokus. Pasiėmams 24 blokai, tai net nežinau, ar užteks. Ten buvo 51, okay. Tikrai. Ir aš atsimenu, ir mums neužteko. Ką čia žinau. O, Dievų, ką čia dabar. Šitą. Jo pastatėme kaip ir, kad stogui neužteko. Jo, čia problemos dabar nebus, bet gerai, viskas. Mes čia galėsime vėl statyti, bet mums reikia nulėkti, įsikirs dar medienos, medžiuko. Šitas tai čia ne keivas, aš maniau, kad keivas tai būtume paeksplorinę dar. Tai aš prisikirsiu biškį medžio ir tada vėl stabdysiu. Na jo, tai biškį užkasime ir eisime vėl dirbti. Dabar prisikirtau 40 turiu, bet prisikirtau 10 ir gavosi 40. Dabar žinosiu, šitą tai labai rimuojasi ir gavosi man. Dabar žinosiu. Dar išeis ir durys man gausis. Šitą iškirsime. O, kitą dieną eisime vėl kirsti. Kažkaip medžio. Jo, mums trūksta šviesos. Jeigu užteks torčom ir dar medžių, tai bus laiminga. Mums išeina. Yes. Mes turime lovą. Pagaliau. Palaukit, mums reikia dabar durų greitai. Mums išėjo pasigaminti lovą. Žmonės, mes jau galima sakyti labai gerai apsirūpinę. Lovą dabar labai lengva netgi pasigaminti. 4 torčiai, okei. Pradžia gera. Pradžia gera, tikrai gerai. Pamiegosiu. Nereikės per naktį tempti dabar. O, ne. Tarim duris ir bėgame už naktį. Nes man kaip tik reikia mėsos. Ir reikia daug kabulstūno, nes neturiu. Na, tave gal ir dėl TNT vien pakrakinti. Dabar jie iš toli sprogsta. Okei. Dabar jie žiauriai iš toli sprogsta už tai šūdas.
Dviejų hitų su Diamond Pickaxe. Ne su Diamond Pickaxe, o su Diamond Sword būčiau nužudęs. O medžių turėsime daug. Gerai, medinukus pasiimsime ne dėl deginimo. Turim su kuo deginti. Karalas dėsime, mes galėtume vis dėlto jas pasiimti. Galėtume pasidaryti savo fermą, nes čia vandenynas. Jis turėsime daug maisto, nes galėsime žvejoti. Tai ne visada reikės ieškotis globalų resursų. Pavyzdžiui, čia turiu ieškotis chicken or cars. Vis tiek chickenus reikia. Kokia nauda iš jų. Arba apsinuodysiu maždaug. Kiauliena irgi žalia, negalima valgyti, bet tokia logika. Ir jautieno šiaip negalima valgyti. Avienos. Minecrafteriai sako pigienos. Na, grįžtame namo, nes grindis reikės darytis. Mums trūksta vieno bloko, iki kol pasigaminsime mūsų gražiasis grindis iš cobblestone, kaip sakiau. Bet čia žemė, mato, tokia kaip būna neglių, tokia biškinė, tokia šviesi, žalia, bet tokia tamsesnė kažkokia. Dabar tai derto mes gražiai turėsime daug. Ready for. Dertas, dorys. Man atrodo viskas sunku. Vienas blokas liko. Dabar mes einame gal biškį cobblestone pasikasinėsime, neįsime kitos vietos, kur ten tarpučių yra tentas. Mes galime, man atrodo, jau pasigaminti daug visokių lovų pasigaminti galime. Kad mes neturim vieno medžio, kas mums trūksta. Dabar karvės, kaip matote, yra tokios raudonesnės, man šitos, taip visada kaip man gal rodos ir ką žinau. Akys man gal blogai rodo. Nežinau. Jo, dabar jau maistu pasirūpinsime jau ilgam. Ir žiemą neužteks, aišku, bet... Strėlės, gerai. Gerai, kad strėlės nesinaudoja. O šaunį kažkur toli ir gali, jeigu surasi, tai gali paimti. Nes lankai tai naudojasi lankas. Ką žinau, ar man verta žudyti. Mes pavargom. Žmonės rimtai, mes pavargom, mes negalime daugiau bėgti. Jo. Dabar ką noriu padaryti. Palaukit biškį. Dabar aš kaip ir norėjau padaryti. Ne, tik neišjungiu fancy graphics. Žodžiu. Kitą epizodą mes gal taip darysime. Bet gal ir šį. Tai jo, su jumis buvo Šiksdekais, ir šiandienoj mes galime baigti šį epizodą.